Mylimieji, mano vardas Algimantas. Ruošiu aš dvasinius mokytojus visai planetai pradėjęs nuo Lietuvos, sakau dvasinius mokymus, gyvojo šventovėje lietuviškai, angliškai, bet kur aplinkoj. Ir dabar mes esam gyvojoje rojaus trybės aš esu, tai yra kūrėjo vardo šventovė. Tai yra apreikšta šventovė iš kūrėjo ir apreikštoji religija yra kūrėjo, rojaus trybės aš esu, gyvoji religija. Be religijos neegzistuoja jokios civilizacijos. Civilizacija, kokia bebūtų primityvi, ji vis tiek turi religinę išraišką. Nes net ir gyvūnai turi kūrėjo suteiktas 5 pagalbinės proto dvasias. Žmogus turi dar papildomai 2. Tai tos pagalbinės proto dvasios yra drąsos, intuicijos, žinių, supratimo, patarimo. Ir žmonėms dar yra, kaip asmenybėms, garbinimo ir išminties. Ir štai kada mes turime garbinimo ir išminties dvasią, štai ir veda, kad mes ne vien tik tai materiją pasitenkintume, kad mes siektume kažkur pakelt žvilgsnį aukščiau esančio planetos paviršiaus. Ir kokį mes bekurtume primityvų darbo įrankį, akmeninį kirvuką, ar atskeldami titnago kokią nors plokštelę, lazdelę, mes kūrėm atitinkamą materialią civilizaciją. Ir štai atsiranda reiškinys ugnis, kuri nepažini tuo metu aplinkai dėl savo menko išsivystymo. Bet jau tada ugniai suteikiama didesnė galia, kad ji gali būti sauganti, kadangi stipri yra, nuo žvėrių apgina ir tuo pačiu naikinanti, sudegina bet kokią pašiūrę. Reiškia, ji pranoksta žmogaus galią. Žmogus gali nusideginti pats nuo ugnies. Reiškia, ji yra nepavaldi žmogui savo pasireiškimu ir galima ją iškelti į aukštesnį statusą. Tiesiog pradėti garbinti ugnį. 21 amžiui pagonys dar iki dabar laiko tą ugnį šventą. Tai štai civilizacija, ji turi kultūrą ir religiją. Kultūra primityvi, religija primityvi, primityvus, mirtingasis. Bet jis pats, labiau pažindamas aplinką, tikrovę, atitinkamai transformuoja ir kultūrą, ir religiją. Atsiranda poreikis aukštesniam vieno Dievo supratimui, nebe gamtos reiškinių, nebe kokių nors augalų, žvėrių garbinimui, bet poreikis dvasiai, dvasios jėgai. Štai ir tada pats kūrėjas padovanoja savo dvasią, pavadinta minties derintojų. Minties derintojas žadina dvasinį protą, dieviškąjį protą. Natūralu, nuo to keičiasi ir gamyba. Civilizacija materiali nėra žmogaus proto sumąstyta. Tai pagalbinių protodvasių veikla ir minties derintojo pasireiškimas. Šventosios dvasios poveikis. Kristaus tiesos dvasios poveikis. Angelų poveikis. Tarpinių būtybių, kurių nematome kol kas. Taip pat milžiniškas poveikis. Taip kad ir kultūra, ir civilizacija yra kūrėjo sumanyta. Dar daugiau, kas 10 planeta su žmonėmis
iš 7 trilijonų planetų su žmonėmis visoje kūrinyje, kas 10 yra eksperimentinė. Eksperimentinė reiškia yra gyvybės plazma eksperimentuojanti, tiksliau pasakius, eksperimentuoja tie, kurie dirba su gyvybės plazma, kurie atlieka įvairius bandymus su ją. Tai gyvybės plazmai duodamas didesnis nukrypimo diapazonas nuo įprastinių standartų. Tame pasaulyje gali pasireikšti kaip ir milžiniškas proveržys šviesos arba nukritimas į didesnę tamsą. Tomis aplinkybėmis yra sunkiau gyventi, jeigu nuopolis į tamsą, bet yra charakterio formavimui geresnės sąlygos. Kūrėjas veda visą kūrinyje. Žmogus yra pati žemiausio statuso asmenybė, turinti materialų apvalkalą, bet viduje yra dvasinė asmenybė. Tas aš, suvokiantis, suprantantis, turintis savimonę, savo tarpusavio ryšių suvokimą su kitais mirtingaisiais. O urantai turi jau supratimą ir patyrimą, kas yra pats kūrėjas. Jau dvasia yra pažadinta ir kūrėjas, būdamas dvasios šaltinis, jau mums yra suprantamas kaip 4 asmenybės, kaip mus iš vidaus vedantis. Ir tą dvasią, minties derintoje, mes suprantam ne kaip kažkokią tai pasakos fėją, kuri atlieka gerus darbus, bet kaip mūsų asmenybei suteikta milžiniška dovana, kad ji taps mūsų asmenybės dalimi, susiejus savo valią su kūrėjo valia, kūrėjas suliesk iki asmenį savosios dvasios padovanojimą, minties derintoje, su mums taip pat, kurio padovanota dvasinė asmenybė. Jis iki asmenys, o mes turim dvasinę asmenybę, bet pradėjom nuo gyvulinio statuso ir iki šiol mes priimdavom sprendimus daugiausia gyvulinės kilmės materialiu protu. O kūrėjo sumanymas pažadint štai tą nematomą pusę, kur yra dieviškojo proto, padovanoto dvasiniai asmenybei, valdymo centras šitam materialiam kūnui, pradinėme pasaulyje. Dėl to mes turime daug ligų, daug konfliktų, karų, nesugyvenimo, daug turime senbernių ir senmergių, neturinčių šeimos. Ateis akimirka, kada žmonės pabus dvasioje, dėl to, kad yra urantai, kad yra dvasiniai mokytojai jau skleidžiantis savo gležną žiedą. Ir jie pradės mokyti, kad reikia virpesiais pajausti tau, kurie apvaizdos atvedama vyrą arba merginą. Kad virpesiais, o ne akimis lakstytų ir pagal madą spręstų. Šitas dabar bus su draugais labai gerai, nuvedus į kompaniją, o šitas ne. Arba šita jau gerai, šita ne. Ir tada pagal madą renkasi. Tada atsiranda plonų mada, storų mada. Vat Rubenso laikais tai buvo storos moterys labai populiarios. Dėl to jo drobėse jos taip ir nutapytos. Atėjo manikėnių metas, tada visos atrodo kaip gaišenos. Bet tai madinga, nors kenksminga. Bet bus ta akimirka, kada virpesiais pradėt pažinti, vaikystėje tėvai išmokė vaikus atrasti kūrėją savo viduje nuo pačios jauniausios stadijos, to mažylio.
Ir bus natūralu per kartų kartas, kai vaikai atras, tada jie bus jautrus virpesiams ir jie žinos, koks yra partneris atvestas apvaizdas. Kad būtų tos šeimos, nes vaikų ugdymą turi patirti mirtingasis šitame pasaulyje, kol jis turi materialų apvalkalą. Bus ta akimirka, kai bus planeta nušvitusi ir visi tuoksis, turės šeimas, tose šeimose bus darna, bus tarpusavio bendradarbiavimas brolystėje. Tėvai su vaikais bendradarbiaus kaip kūrėjo vaikai, su kūrėjo vaikais. Nors jie bus gimdytojai materialia prasme, bet jie suvoks, kad čia yra tik tai pradinis pasaulis gėrio darbams. Ir ypač kada šeimoje artimiausiai yra ryšiai, santykiai, kur yra tas atviras meilės pasireiškimas, kur tu gali priglaust, paglamonėti vaiką. Gatvėje to nepadarysi, kadangi yra tam tikri visuomenės, ne vienoda visuomenė įsivyščiusi pagal individus, ne pagal vieną lekalą, kaip avys nukerpamos. Todėl visuomenė turi savus standartus, bet vis tiek dvasinė prasme ji bus suvienyta tarpusavyje per kūrėją. Ir baigsis lygos, baigsis įvairios avarijos, tiek pramonės įmonėse, tiek keliuose, tiek ore, tiek jūroje, vandenynuose. Baigsis tie ieškojimai, bergždi ieškojimai, kokios nors civilizacijos arba ten po tuneliu mėginti atkartoti kūrinijos didįjį sprogimą. Ir tada tas greitintuvas, kažkodėl jį vadina anglišku žodžiu kolaideris, ir leidžia milijardus. Nereikalingi tokie išlaidavimai. Karai baigsis, konfliktai baigsis. Tai štai tokioje aplinkoje, kas yra žiedas? Kūdikis. Kūdikis. Nes jį gali pripildyti eleksyru, o gali pripildyti degutu. Ir štai to šeimos pripildė savo mažylius eleksyru. Dėl to gyvens jie 100 metų. Ir ta civilizacija ir kultūra skleisis be sienų, politinių sienų, bet išsaugant tautas su savo kultūra, savitumu. Nes įvairovė yra gražu, bet nėra tikslo šokinėti po pasaulį, kaip narkomanui gauti didesnę dozę, akims paganyti ir smalsumą patenkinti, kaip gyvena kiti. Ne, tai bus kūryba toje aplinkoje, kur tu gyveni. Ir šitas toks gyvenimas, koks dabar yra, jis bus nesuprantamas toms kartoms. Nes tos kartos gyvens toliau projektuodamos ateitį, kitoms kartoms, ateityje. Ir tos kartos realiai jaus ateities kartų pulsavimą potenciale. Dėl to aš vakar sakiau šventovėje, kad aš maždaug keliams šimtams metų į priekį žiūriu, ruošdamas dvasinius mokytojus, kaip jie galės pasireikšti po kelių šimtų metų. Jeigu šito aš nedaryčiau dabar, tai tada ta tamsa užgoštų viską ir mes neturėtume net ir tokių patyrimų, atradus kūrėją savo širdimi ir širdyje. Neturėtume supratimo, kas yra kūrėjas. Mes turėtume nuostabų dvasinį epochinį apreiškimą Urantijos knygos visą informaciją. Bet ji būtų teorinio lygmens, nebūtų paversta gyvastimi mūsų gyvenimu. Ir vis tiek tada reikėtų kažkam žengti tą pradinį žingsnį,
įkuriant šventovę, apreikštąją religiją, vis tiek nebūtų galima išvengti šito pradinio laiptelio. O be šito pradinio laiptelio nebus tų ateities kartų, kuriuose bus visi susituokę ir turės vaikų, ir tas kūdikis bus šeimoje centras. Ir jam bus skiriama viskas. Ir vaikų bus daug, nes nebus to savanaudiškumo, aš noriu patogiai gyventi ir turėti daug laisvo laiko. Ką aš čia dar kapstysiuosi darže, susipurvinsiu, aš geriau gastronomiją nusipirksiu viską. Tai štai tada bus mityba kitokia. Nes bus kitokie poreikiai. Visiškai kitokia bus pramonė. Klestės žemės, mažytės, sakykime, bendruomenės. Žemės ūkio bendruomenės. O miestai bus irgi nedideli. Visų šitų siaubūnų, kurie sukelia visas problemas. Visuomeniai nereikia. Visuomeniai reikia patogaus, šilto, bet dvasinė prasme, šilto gyvenimo tarpusavyje, sutariant. Aš vakar, kada važiavau į Vilnių, jau įvažiavus į Vilnių, man skambina kaimynas Andrius. Sako, Algimantai, sako, ką daryti, sako, tavo garažas atidarytas. Sako, aš Vilnių jau atvažiavau, sakau, tai ką, sako, aš galėčiau eiti, uždaryti, bet tada pradės kaukti signalizacija. Tai aš iš vis sakau, kaip jinai nekaukia iki šiol. Jeigu langą palieku atvirą, tai jį kaukia. O čia dabar garažo vartai. Bet kaip aš užmiršau uždaryti? Užmiršau, nes galva jau užimta šventovė Vilniuje. Va, tuo gyva būsena. Ir aš išvariau mašiną dar, įjungiu signalizaciją įėjęs, išėjau, apėjau aplink mašiną, susikroviau daiktus, ten knygų daug vežiau, kaimynui, su juo susitikau, žodžius. Ir kaip, aš praeinu pro tą garažą ir nematau, kad durys atviros. Visos užkeltos iki stogo. Nes net ten aš žiūriu. Viduje aš žiūriu. Štai va ta būsena, jinai man neleidžia daug ko materijoje prisiminti ir taip toliau. Bet aš dėl to nesuku galvos, aš neapkraunu savo smegenų. Bet apsivertęs knygom, kurios yra, ką aš jums sakiau, Biblija, Urantijos knyga, Koranas. Tai vat aš baigiau skaityti Urantijos knygą, bet skaičiau ją nuo pirmo puslapio iki paskutinio garsiai ir anglų kalba. Ir vat aš perskaičiau visą knygą garsiai anglų kalba. Tai yra tam tikras irgi pasirengimas, nes reikia įgarsinti ir lietuvišką Urantijos knygą, kad kiti galėtų pasiklausyti įgarsinto teksto. Yra aklų, kurie negali skaityti, bet jiems turi būti irgi prieinama. Tai čia ateitis, kada bus galimybė techniškai tą padaryti, bet čia užims labai daug laiko. Bet aš turiu mintį, kad tai jau yra tam tikras pasitikėjimas formuojamas įgūdžio formavimu. Tai štai, be šito pradinio žingsnio, kokį aš žengiau, atėjęs į mokytojų namus prieš, sakant taip, 30 metų. Kitų metų vasario 18 dieną 30 metų. Kaip esu su Urantijos knyga, ne su Urantijos knyga, bet skelbdamas viešai Urantijos knygą. O su Urantijos knyga dar anksčiau. Tai štai dabar tas žingsnis jau yra žengtas. Dabar viskas atsiremia jau į jūs taip pat. Jūs jau esat atsakingi dėl savo veiksmų. Iš jūsų jau pareikalavimas didesnis negu prieš
tai, kada jūs nieko nežinojot. Nei Urantijos knygos, nei gyvųjų pamaldų patyrėt. Dabar jau jūs su tokiu patyrimu esat šviesos šaukliai ir nuo šito niekur negalit pabėgti. Galit, aišku, savo valią nukreipti prieš kūrėją. Bet jūsgi šito nepadarys. Tas viduje, kuo giliau atsiveriat, tuo didesnis troškimas jau tęs tą kelią. Ir tada jūs jau galite čia užsilaikyti šitame pasaulyje ilgiau, kad dalintumėtės patyrimu su kitais, beaugančiais, kurie visą laiką degraduoja ir grimsta į tamsą giliau, stipriau, juos jau bus sunkiau paveikti, bet tai jūsų charakteriui yra dar geresnės aplinkybės. Kad ateityje būtų tokia planeta, kur aš jums sakiau, be ligų, be tų vienišų žmonių, bet šeimose. Ir tai yra sveikas gyvenimas ir iškeliavimas, susiliejant su minties derintoju, nepatiriant mirties. Mirties nepatiriant. Tos baimės agonijos, kurios čia bijo daugelis, jau vyresnis amžius, tai jaučia, man tiek svetimi tie žodžiai, kada pradeda apie amžių šnekėti. Galvoju, kai nesupranta, kad jie kaip vaikai dar yra kūdikio amžiai. Sakau, man jau 85. Sakau, tai ką čia dar kūdikystė? Galima sakyti, tik prasideda. Tai va, visą tai veikia pasąmonė, kryptis mąstymo ir yra kreipiama kūrėjo. Na, jūs nelaidokit patys savęs. Aš dabar skaitydamas Salomėjos Nėries raštų, jau 2 tomus, aš jų turiu 6, tai čia Veronika man parūpino. Nuostabios knygos. Bet jos poezija kokia nuostabi. Aš noriu, kai perskaitysiu visas raštus jos, tai apie Salomėją Nėrį jums papasakoti. Tai yra nuostabi poetė. Aš nežinau, ar yra gilesnė poetė, ar buvo gilesnė poetė pasaulyje, kaip Salomėja Nėris. Bet ji kaip Urantė rašė. Kaip Urantė. Štai kaip reiškia minties derintojo impulsai. Ji užrašo, ji nežino, kaip tą ji užrašo. Būdama pati prie mirties slenksčio, bet kiek joje yra šviesos. Ir ją dabar drįsta apkaltinti kažkokie bolševikai, kad jie ten išdavė Lietuvą. Tai bepročiai tai gali taip sakyti. Juk kaltinimus pažerti turi žinoti motyvus, kodėl jį darė. Bet aš net benoriu čia pradėsiu kalbėti, iki vakaro nebaigsim. Žodžiu, yra kryptis, kurie sumanyta visumai, kad būtų šviesa, kad šeimos gyventų kūrėjų. Žemiškiai tėvai, vienas su kitu, jungtis per kūrėją, vaikai su tėvais ir vaikais per kūrėją jungtis. Tik tai bus darna. Visuomenėje šeimos per kūrėją sujungia tarpusavyje. Tik tokia gali būti kultūra ir civilizacija pagal kūrėjo sumanimą, evoliucinio plano pasireiškimą kiekvieno iš mūsų įnešamo indėlio. Ir štai, kad tai būtų, dėl to ir atsirado iš kūrėjo suteikta gyvoji šventovė ir apreikštoji religija. Štai, ir ji neišnyks. Niekada. Viskas, taškas. Tiksliau pasakius, taškas mano minčiai, o šventoviai daug taškys. Amen.